Ji mokosi Vilniaus kolegijoje, menų fake, aprangos dizainą. Gyvena Vilniaus kolegijos 7 bendrabutį, kilus iš Šiluvos. Niekur neina iš bendrabučio, nes bijo viešumos. Jie labai nesiseka su elektroniniais prietaisais, labai mėgsta pakalbėti apie seksą, labai mėgsta paflirtuoti su bachūrais. Nekartą buvo pasiklydusi Akropolyje, dažniausiai laisvalaikį praleidžia miegodama ir naulifindama. Visiems mėgsta girtis, kad kaime augina 40 kiaulių, 3 karves ir pilną kiemą kačių. Bet bijo iš chatos išeiti. Taip pat daugumai giriasi, kad skaldo malkas. Nu, labai rimtai. Tai sako kabindama bachūrus. Ieško vyro, kad mokėtų gaminti valgyti. Tas bachūras. Čia Vitalija. Senė, matau, kad skambinsim, tai žinai, kaip būna paršų motinėlė. Monstriai. Žinai, Staloniai. Nori, kad vyras mokėtų gaminti valgyti, mėgsta skaldyti malkas. Augina 40 kiaulių. Ir naulifina. Ir mėgsta gulėti, nes Akropolį yra pasiklydus, sen. Ką čia daryti dabar? Žinai ką, padarom tą žaidimą. Nueikite į zipfm.lt, chibrytę, užduosit jūs klausimus ir pažaisim tą, kaip čia darėm su Maksimo panelėm. Ką norėtumėt sužinoti? Jo, tiesiog nueinat į zipfm.lt, prisijungiat prie savo akaunto ir viskas. Ir tiesiog rašykit klausimus. Jo, klausimus. Mes iš ten skaitysim jūs. Tai Rolka, aš tavo Facebook atmečiau. Aš matau. Atmetei tiesiog. Pačiešink, faina damutę. Pažiūrėsim, kaip čia išeis. Jūs prisijungit prie zipfm.lt. Aš jungiuosi, o irgi. Jo, ir Rolandas, aš irgi parašau, kukų. Aš žiūrėk, man net nereikia nieko suvedinėti, mano slaptažodis čia įvestas jau. Laukiam klausimų. Parašiau. Vat jau rašo, kodėl jį nesigerba, pavyzdžiui, nagų. Nu gerai, tai viskas, skambinam, žaidimo taisyklės paprastas. Svarbu, kad tik pakeltų ragelį. Vitalija dar. Vitalik. Uždėk Vitalik gabalą, kad nors. Vitalik. Klausom. O, labas. Labas. Gražus tavo balsas labai. Nu, ačiū. Vitalija, čia tau skambina, tu manęs tikriausiai nepažinosi. Bet esam iš tikrųjų prasilenkę vieną kartą kolegijai. Nes aš nesimokau. Tu, kiek žinau, iš aprangos dizaino esi, ar ne? Taip. Faina tau labai, smagu. Aš šiaip netoli, nes netoli tavo bendrabučio iš tikrųjų gyvenu. Bet, šiaip ne dėl to aš skambinu, kad čia paaiškint, kad žinau, kur tu gyveni, norėjau paklausti, kaip tavo savaitgalis praėjo. Na, neblogai. Ką veikiai? Mieste buvau su draugais. Faina. Bet tikrai neblogai. O tu žinau, iš Šiluvos, po kiek kebabai Šiluvoje yra? Nėra ten tokio dalyko išvis. Rimtai? Tai gal verslo planas gali būti? Nu ką, nori kebabinę atidaryti Šiluvoj? Nu visai gal bairis būtų? Buvo kartą atidarė, niekas nepirko. Čia gal dėl to, kad mikrobangiai prasta. O į kurią pusę sukasi lėkštė mikrobangiai, ar žinai? Nežinau. Pagal laikrodžio rodiklėgi. Gal. Dažnai užsuki Akropolį? Ne. Ne, nelabai. O ką mėgsta laisvalaikį veikti? Piešt, tikriausiai. Geras. Ką dabar pieši? Dabar piešiu lėlytes, reikia sugalvoti rūbus. Dizainą varai? Geras. O tai bet piešikit, kad būtų kažkokia aplinkoj, pavyzdžiui, piešit tarp malkų kažkur tai, ar prie jūros? Ne, tarp gėlyčių ir lapukų. Tai čia kaip minimukų pasaulis? Panašiai. Geras. O koks tavo ūgis yra? Kam tau reikia žinot mano ūgį? Šiaip kažkaip norėčiau, įdomu būtų sužinoti. 1,64 m. Tai tu coliukė esi, ne? Ne coliukė. Čia nori kalbėti, ar tik atsikosiai? Ne, aš sakiau ne coliukė, čia mano toks akcentas. Koks esi? Ai, ne. O tu mėgsti koldūnus? Ne. Nes aš moku daryti labai skanius naminius koldūnus. Su aviena. Tikrai. Tau su kuo patinka? Su mėsa. Su mėsa. Tai nesvarbu kokia, pavyzdžiui, su kiauliena, su aviena, nes aš mėgstu gaminti labai. Šiaip koldūnus mėgstu daryti, aš koldūniniai dažnai būnu netgi. Labai gerai, tai
kiek laiko čia dar šaipysies? Dėl ko? Nu, tavo balsas, žinok, labai girdėtas. Tai gal mes tai metėsi esam kur nors? Ne, matai, aš pasijungu YouTube'ą ir įvedu radistai. Aha. Ir kas tada? Nu ir tada klausausi bairius, kaip žinai, jie skambina visokiem ten berniukam, mergaitėm ir šaiposi. Tai va, jeigu nori, dar galima apie tos kalbūnus pašnekėti. Noriu. Nori. O, draugų yra. Labas. Labas. O, tu auginiai kiaulės? Kas? Auginiai daug kiaulių? Ne, mano mama augina. O kiek? Daug. Geras. Fainai. 40? Nu jau su kuo čia dabar šnekėti iš mano pažįstamų? Kiek gali cepelinų suvalgyti? Vieno prisidimo. Vieną? Du? Su spirgučiais? Ką? Su spirgučiais? Nežinau. O norėtum praleisti naktį su radistais? Ne-a. Stovyklai? O, stovyklai neblogai stovykla. Prie laužo su gitara? Kad grot nemoku, kas nors gros? Jonas moka. O, tai tada jam gerai. O kiek turi pieniškų dantų? Ne vieno jau, pamečiau. Nebeturi nei vieno? Ne vieno pieniško danties, visi nuolatiniai. Faina. O tu manęs nenori nieko paklausti? Nežinau, kas mane čia, kas numerį davė, pavyzdžiui, kam dabar, su kuo dabar pašnekėti. Kas? Jo, aš labai jaudinuos. Nu, gali nusiraminti. Jaudinėsi, kai ir ne, kada paskutinį kartą vyrą turėjai? Vau. O čia mus dabar dar kas nors girdi? Ne, nu tai skambinamas. Čia dabar moteris. Nieks negirdi. Nu, Kada... Tuoj pasijungsiu. pasijungi, nieks negirdi. Nu, sakyk, kiek vyrų, kada vyrą turėjai? O tai ir nesakysiu. Čia Kada? mano asmeninis reikalas. Senai, jeigu būtų greitai, tai būtum pasakęs. Dabar sarmata sakyt. Nu kaip kitaip. Nu taip. Mėnesis, 2 metai. Nu blemba, aš dabar tikrai neatsakinėsiu į tokius klausimus. Daugiau nei metai. Olga. Įsivaizduoji save, Olga? Daugiau nei metai. Ta prasme, aš neįsivaizduoju daugiau nei parą. Bet Na čia jau jūsų problemos. Nu, čia ne problema, čia pas tave problema. Pas mus džiaugsmas. Tai labai gerai. O tu žinai, kad jeigu žiūri daug pornografijos, ateina papildomas mokestis iš tavo interneto tiekėjo? Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą nuo 2013 metų lapkričio 1 dienos yra papildomas mokestis už neterminuotą žiūrėjimą pornografinės medžiagos internete. Toks Lietuvos įstatymas naujas. Tai va. Nu, o kaip kitiem blogai? Tai būk atsargi, neįkliuk. Filtrą užsidėk, kad ne visada eitum ten. Filtrą.